Išradimus kuriantys žmonės žino, kad kiekviena nauja idėja ar novatoriškas produktas turi būti užpatentuotas. Tik patentas gali garantuoti intelektinės nuosavybės apsaugą. Tačiau dažnai įregistruoti patentą vien Lietuvoje nepakanka. Užsienyje patentuoti išradimai tampa konkurencingesni ir atveria naujas galimybės verslo plėtrai. Valstybė savo ruožtų skatina žengti į tarptautinę rinką ir dengia net 95% patentavimui užsienyje reikalingų lėšų. Dažniausiai patentuojama išradimų sritis yra energetika. Paprastai dažniausiai patentuojami įvairūs energetiniai nauji sprendimai. Tai gali būti vandens srityje, šilumos tiekimo, elektros gamybos, pavyzdžiui, įvairūs elektros generatoriai, šilumos generatoriai, įvairūs šilumos katilai ir panašiai. Patentų pateikime pasaulyje pirmauja Jungtinės Amerikos valstijos, tačiau sparčiai jas vejasi Rytų Azijos šalys, tokios kaip Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir panašiai. Žinoma, neatsilieka ir Europa. Čia pagrindiniai lyderiai yra Vokietija, o kitos valstybės šiek tiek kukliau patentuoja, bet taip pat ganėtinai skiria nemažą dėmesį išradimų patentavimui. Lietuva patentavimo srityje kol kas atrodo ganėtinai kukliai. Statistika rodo, kad lietuviai paduoda sąlyginai nedaug patentų paraiškų, tačiau matome teigiamą tendenciją, kad tie patentavimo rodikliai gerėja. Lietuviai paduoda vis daugiau ir daugiau patento paraiškų ir savaime suprantama, galų gale jie gauna daugiau išradimų patentų. Standartiškai išradimo patentas galioja 20 metų nuo patento paraiškos padavimo. Tai būtent tokiam laikotarpiu išradėjas įgyja teisę naudoti savo išradimu ir neleisti kitiems be jo sutikimo naudotis sukurtų išradimu. MITA teikia paramą išradimų patentavimui užsienyje, būtent kompensuojamas Europos patento gavimas arba patentavimas teikiant tarptautinės patento paraiškas, kurios suteikia galimybę gauti apsaugą iš esmės visose pasaulio valstybėse. Tai siekdama paskatinti išradimų patentavimą užsienyje, MITA skiria paramą jau keli metai iš eilės, paramos sąlygos yra labai palankios ir matome, kad susidomėjimas tikrai yra ir iš esmės kiekvienais metais jisai auga ir tikimės, kad tai bus ir toliau. Pirmas dalykas, ką siūlyčiau, tai yra per daug greitai neviešinti tos idėjos, kurią norima patentuoti. Taip pat reikėtų nusprendus patentuoti ją, labai atidžiai išanalizuoti rinkoje esančius išradimus. Aš manau, kad technologinė prasme tiek Lietuvoje, tiek užsieny realizuoti išradimą yra vienodos sąlygos, bet imkim finansinė prasme skiriasi pakankamai smarkiai. Lietuvoje kiekvienais metais Ūkio ministerija ir MITA, Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, skelbia kvietimus teikti paraiškas Europos patentavimui ir patentavimui pagal kooperacijos sutartį. Aš manau, kad tai kiekvieno išradėjo pasirinkimas, ar parduoti išradimą, ar jį įgyvendinti savo jėgomis toliau. Nes jeigu išradėjas yra pasiryžęs skirti 5 metus ir daugiau savo brangaus gyvenimo ir bandyti realizuoti, svarbiausia, kad jis tikėtų tą idėją. Ir jeigu jis labai tiki, jis gali realizuoti. Bet antras variantas ir tikrai neblogesnis yra tiesiog parduoti išradimą, jeigu tarkim turi paklausą. Šiai dienai Friday Lab yra jau sukūrusi pirmąjį pasaulyje išmanųjį sonarą. Tai yra įrenginys skirtas žvejams, įmetus į vandenį tokį rutuliuką. Jisai prisijungia Bluetooth pagalba prie jūsų išmaniojo telefono ir jūsų išmaniajam telefone rodo visą reikalingą informaciją žvejui. Pirmiausia, paieškojom partnerių pagalbą, ar nepažeidžiam patentinių teisių kitų įmonių. Ir kuomet išsiaiškinom, kad tuo metu pasaulyje nebuvo jokių patentų, kurie apgintų šią technologiją, tai patys nusprendėm, kad reikėjo tai pasidaryti. Patentas yra labai svarbus, kad galėtume, tarkim, apsaugoti savo technologiją, apsaugoti skirtingose rinkose tą technologiją,
pats įrenginys, kuomet jau turi patentą, šiek tiek įrenginys yra stipresnis, svarbesnis ir dirbant su partneriais, tarkim, tarptautinėse rinkose, kuomet parodai, kad turi patentą, kad tavo technologija yra saugi, kad nekils jokių problemų jį pardavinėjant, plečiams ir taip toliau, žodžiu, partneriai labiau pasitikė tokiu produktu ir tai yra didelis pliusas. Patentais dažniausiai apsaugomi techniniai sprendimai, jeigu taip kitaip pasakyti, tai yra išradimai. Tai yra, jeigu kalbama apie Lietuvą arba apie Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, patentuojant išradimus susidurima ne su patentavimo problemomis, o su savo išradimo komercializavimo problemomis. Todėl, kad užpatentuoti nėra taip sudėtinga. Pagrindinė problema išradėjai iš tikrųjų yra komercializuoti. Tai yra realizuoti savo išradimą rinkoje, grubiai tariant, parduoti tą išradimą. Iš esmės, pagrindinis niuansas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tiesiog įvertinti, ko galima anksčiau, kiek jo išradimas būtų naudingas pasauliui. Išradimai daro didelę įtaką šalių ekonomikai. Kuo daugiau naujų išradimų yra patentuojama, tuo daugiau inovacijų bei įplaukų jie pritraukia. Patentuojant išradimą, intelektinė nuosavybė ne tik apsaugoma nuo plagijavimo. Patentas tampa tarsi oficialia rekomendacija, padėsiančia pritraukti potencialius rėmėjus ir gamintojus. Šis video reportažas kuriamas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.